Paskutiniu metu bandau atrasti auksinį viduriuką, ką ir kiek valgyti, kad ne tik vidutiniškai atrodyt, bet ir jaustis gerai. Tai kai nepamirštu rytus pradedu nuo daug vandens ir iš to žalios mikstūros, kuri nežinau, ar tikrai kažką daro. Šiam pusryčiam dariau tortilją su low fat mozzarella ir šitų stebuklingų sudėties kalakutienos kumpių iš Lidlo. Bandau kiek įmanoma padidinti baltymų savo racione, tai dedu kiaušinių ir papildomai kiaušinių baltymų. Kodėl tas kumpis stebuklingas? Tai jame tik 117 kalorijų, jei neklystu, ir 20 gramų baltymų. Kad mozzarella išsilydytų, naudoju tokį mini triuką, tai įpilu karšto vandens į keptuvę ir uždengiu dangčiu. Tada teleportuojamės į džymą, greitą treniruotę prieš darbą pasidaryti, net ne kojas dariau, bet pusėtinai gerai atrodė, tai teko užfiksuoti. Niekada net nebūčiau pagalvojus, kad galiu jausti tokius jausmus gertuviai, bet čia išbandžiau pirmą kartą, tai visai verta 5 eurų. Nors energetinį jau ne pirmą tą dieną suvartojau, reikėjo tokį čia mini laimės šokį sušokti paragavus. Esu visiška saldumynčikė, tai kad nevalgyti straight up cukraus, pasidariau jogurtuko ir uogų baulą, kad graikiškas jogurtas nebūtų be skonio, įvariau čia sirupiuko. Mums reikės kažkada be cukraus sirupo užsisakyti iš MyProtein. Jis vienintelis, kuris nebuvo skonio kaip šikna. Nors šikna net skaniau realiai. Dar įmaišiau proteininio kremo kažkokio ir man patinka daugiau tekstūrų, tai kad traškiau būtų, įmečiau granolos, o kad per daug sveikai nesimaitin, šokoladų gabaliukų užbarščiau ir įvariau riešutų sviesto gerai. Privalėjau iš pačio durniausio anglo dar fizik čeką padaryti. Toliau vakarienės meniu buvo skrudinta pita, aišku daugiau baltymų reikia, tai marinuotos vištienos į airfryerį įmečiau. Vietoj visokių padažų dabar naudoju tepamus realius varškytės su mažiau kalorijų, kad skaidulų nebūtų per mažai ir pastoviai neviduriuotumėm nuo viso suvalgyto proteino. Dar paprasčiausių daržovių uždėjau, o airfryeris tai tiesiog dieviškai iškepė vištą. Čia nelabai matosi, bet labai sultinga ir skani buvo. Nai. Sau dar įvairiau balzaminio acto padažo su trūmais. Šąla maistas. Tada prieš valgant dar išgėriau stiklinę vandens ir supratau, kad be šansų man suvalgyti visą tą pitą, tai dalį nupjoviau. Ir dar prisiminiau, kad jogurtuko desertas laukia, tai reikėjo pataupyti biškį vietos. O kadangi kėliausi 5 ryto, tai jau miegot 9:30, tai daugiau nieko ir nebevalgiau. Labanakt.